Sveiki visi, draugai. Šiandien pakalbėsim apie Midjourney. Midjourney Web App. Kada neseniai jis jau dabar yra leidžiamas visiems vartotojams. O kai buvo beta versijoje, tai galima buvo naudoti tik tiems, kurie buvo prisijungę prie Discord ir buvo seni vartotojai. O šiandien jums papasakosiu apie tokią įdomią funkciją InPaint Midjourney. Visi gal žino tokią funkciją, ar nežinot, CREF. Atsiprašau, kur čia V. CREF. Tai yra Character Reference, taip? Pavyzdžiui, mums reikia atkartoti kažkokį charakterį ir pastoviai naudoti savo ten projektuose arba komiksuose. Pavyzdžiui, aš užrašau CREF, taip, ir einu, pavyzdžiui, į Pinterestą ir pasirinku kokią vieną vyruką. Pasirinksiu, pavyzdžiui, šitą, ane? Paimsiu, paspausiu copy image address, taip, ir grįšiu į Midjourney. Ir Ctrl-V. Ir matot, pas mus yra šitas vyrukas. Būtinai paspauskite šitą mygtuką, nes jis būtent ir atsako apie character reference. Tai siūlau tada paspausti, ir parašyti man, pavyzdžiui, ten bus 42 jo, long hair ir beard. Užrašysiu dar man portrait. Atrodo, viską surašėm teisingai ir aš spaudžiu Enter. Žiūrim, ką Midjourney mums duos. Pas mane paveiksliukas nustatytas 3 ant 2. Galima padaryti 1 ant 1. Čia yra funkcijos, kurios tai leidžia pakeisti matmenis. Ir dar yra krūva funkcijų naudingų. Ir matot, padarė mums panašų vyruką. Taip. Tai kaip šitą funkciją, aš manau, jums tapo aiški. Gal ką žinojo, bet kas nežinojo, tai šitą funkciją atsako, kad mes galim atkartoti tos žmonės ir po to pastoviai jas naudoti savo komiksuose arba artuose arba foto artuose. Tai bet kas yra įdomiausiai? Dabar, pavyzdžiui, aš pabandysiu sugeneruoti karvę. Taip, tiesiog parašysiu cow. In the field gal. Ir paspausim Enter. Čia dabar pas mus tą generuoja karvę. Viskas vyksta ganėtinai greit. Midjourney turi gerus serverius, tai ganėtinai vis tiek gaunasi greiti rezultatai. Jau matom mes karvę. Gerai. Tai pavyzdžiui, paimsim šitą karvę. Taip. Ir paspausim čia
mygtuką editor. Editor atsako už funkciją in paint, kad mes galėtume kažką įpaišyti, dapaišyti, pakeisti. Spaudžiu aš editor ir dabar jeigu spaudžiam shift ir rutuliuką į viršų arba į apačią, tai va didinasi mūsų tas brašo dydis. Tai va aš pažymiu dabar va karvės tą veidą. Taip. Ir dabar va, norėsiu, kad va šito vyruko veidas atsirastų pas šitą karvę. Tai darau copy image. Čia padarysim count in the field ir dar dadėsiu cref tą funkciją. Taip, ir paspasiu Ctrl V. Va, atsirado tas vyrukas. Dabar šitą cref galim ištrinti ir paspausti va ant šitos funkcijos, būtent, kad būtų panašu į to vyruko veidą. Atsako, kurį už charakter reference. Va, tai dabar pabandom pageneruoti, kas gausis. Submit. Dabar žiūrim, kas pas mus gausis. Nu, va, kaip matot, dabar į karvę įmontavo šito vyruko veidą. Tai kaip suprantat, galima naudotis cref ir tiesiog įpaišyti bet kokį personažą. Netgi jeigu, kai jūs naudosit ten pastovius, norėtumėt šito veiduko veidą, šito vyruko veidą, tai jeigu jūs naudosit ten komiksus ir kažkur gal netitiko jo veidas, tai galima taip tokiu būdu įpaišyti veidą. Pabandysim pakeisti, pavyzdžiui, ant žmonių. Tiesiog dabar sugeneruosiu kokią man portrait. Taip, spaudžiam enter. Laukiam. Laukimas, sakau, kaip jis sudarė toks ilgas. Aišku, kartais ir nors ir greičiau. Bet tikrai Midjourney serveriai yra nepaprastai greiti, jie turi daug resursų tam. Žiūrėkit, aš dabar paimsiu vieną iš šitų paveikslų. Taip, visai žiūrėkit gražiai, kaip Midjourney sugeneravo tos paveikslus, ten tapybinius, labai gražiai. Ir pabandysiu paimti tokį rakursą iš apačios. Paimsiu šitą vyruką, taip, ir paspausiu editor, taip. Ir norėsiu įpaišyti šito vyruko veidą ant šito, taip. Pabandom, aš padidinsiu tą brašą, kad galima būtų pažymėti viską. Gal netgi pažymėsime tą barzdą, taip, kad taip būtų. Ir gerai, dabar mes rašom čia cref, character reference, ir dabar imu, dabar copy image darau ir darau Ctrl V. Dabar cref galim ištrinti ir pažymėti būtent use a character reference. Ir bandom įpaišyti veidą šitą vyruko. Žiūrim, vyksta procesai.
kaip matot, šito vyruko veidas įsipaišė būtent į tą mūsų personažą. Galim gal dar pabandyti, kad plaukai gal atsikartotų. Tai aš pabandysiu vėl paspausti ant šito vyruko, editor, tas mūsų jau yra. Ir jeigu dar paimti tos plaukus, jeigu viską, taip pat, gal ir atsikartos tie ilgi plaukai, man įdomu, tarkim, pabandom tai padaryti. Taip va, pas mus jau šito vyruko atvaizdas yra paraštas, darom submit vėl ir žiūrim, kas pas mus gaus. Nu va, kaip matot, ir šio vyruko ir charakteris atsikartoja, taip, ir veidas, taip, veidas, plaukai, viskas atsikartoja. Nu dabar pabandysim pažaisti, tai šiaip tai ką galiu pasakyti su gyvais vaizdais, pavyzdžiui, savo nuotraukomis, tai ne visai veikia. Daugiausia generuotam, arba, matot, vis tiek, kada mes imam iš čionais šitą referencą, vis tiek biškį Midjourney pakeičia pagal save. Bet, vis tiek charakterį išlaiko ir tai yra labai gerai. Bet jeigu išnaudoti, pavyzdžiui, mūsų veidą, mūsų fotonuotrauką, pavyzdžiui, aš pabandysiu uždėti savo veidą ant šito paintingo. Taip, tai aš tada vėlgi einu į editor, shift spaudžiu, padarau didelį iš karto brašą, apibraukiu, taip paišau. Ir dabar surasim mano nuotrauką. Taip, mano nuotrauka turėtų būti kažkur čia. Taip. Va, čionai yra, pavyzdžiui, aš ją atidarau, darau kopį gal, parašau čia CRF, Ctrl-V padarau, va, atsirado mano nuotrauka, jau tos CRF komandos čia nereikia, nes mes paspausim šitą mygtuką. Ir žiūrim, kas bus. Kokią fantastiką jis mums pasiūlys. Ar būsiu panašus, ar nebūsiu. Matot, generuoja. Kažkokius panašus gal braižus išlaiko, bet ne visiškai nepanašus aš save, kaip matot. Tai va, supraskite, kad su gyvom, grynai nuotraukom, pavyzdžiui, savo draugų ar ten draugių, tai ne visada gausi super tokie panašumai. Aišku, yra FaceSwap, visokios funkcijos, bet aš jums dabar pasakoju apie InPaint, kad jūs, pavyzdžiui, galėtumėte naudoti personažą iš visų rakursų, ten, pavyzdžiui, bėga pas jūs, jis ten stovi, sėdi, jūs darot komiksą, tai galit paimti ir visą laiką paišyti tą charakterį, jeigu jis neatitinka. Nereikia pastoviai ten daug visokių įmodžių, CRF daug pasirinkimo, tiesiog turit vieną šitą portretą
kurį padarėt charakterio referensų ir galite paišyti savo personažus. Bet dabar dar pažaisim, va čia žaidėm, ant kardas darėm, tai gal dabar pabandysim pažaisti ant Ronio. Gal. Va, pabandysiu ant šitą Ronio uždėti savo veidą. Taip. Darom editor. Padidinam brašką. Va, paimam. Apipaišom. Čia padarom CRF. Ir vėlgi nukopijuosiu aš savo ten tą nuotrauką. Taip. Čia bus tai tiesiog kopija. Ir spaudžiu Ctrl-V. CRF aš ištrinu. Ir paspaudžiu ant funkcijos charakterio reference. Taip. Tai va, žiūrėkit, dabar pažiūrėsim, kas gausis. Man pačiam įdomu, aš žaidžiu čia, aš žaidiuosi iš savęs, bet manau, gal bus linksma. Spaudžiam Submit ir laukiam rezultatų. Va, matot, kas gausi. Ganėtinai čia tokia stipri mutacija gausi. Nosim man išlaikė, veidą, ten akis paliko, bet aš jūs tokia nosim. Va, čia, daugiau paišė mano veidą. Čia, matot, kaip yra. Kaip aš manau, tą funkciją jūs supratot, kad galima naudoti InPaint'ą ir įpaišyti tos veidus, kurios jūs norit ir kurios jūs naudosit komiksuose arba dar kažkur, ta prasme, kad būtų tas pats veikėjas visų, arba reikės pažiūrėti kažkokį produktą, taip, ten, pavyzdžiui, kremą, alų, nežinau, kokį gėrimą, tai jeigu jums reikia pastoviai naudoti būtent tokį charakterį, tai jūs galite naudoti per InPaint. Ne tik naudojant tiesiog CRF, rašant ir kad gautųsi tas charakteris. Nes kartais būna, kad per paprastus promptus ne visada gaunasi tai, ką jūs norit. Tai va, o gaunasi labai geras kadras, bet nelabai panašus personažas. Tai va, ta funkcija gali jums tikrai padėti. Taigi, ačiū, kad išklausėte. Ir viso gero. Kitą kartą. Tikiuosi, kad prisijungs daugiau žmonių. Subscribe-inkit mane. Į apačią visi. Kuo jūsų daugiau, tuo man linksmiau. Iki.